Nu ką, labas rytas, chebrytė. Lekiam dabar į universitetą Tailande. Pabandys pafilmuoti kažkiek kontento iš pačio universiteto vidaus. Tenais kaip atrodo viskas, kaip paskaitos vyksta, šiaip teritorija visa. Nu kažką, žodžiu, pabandys pafilmuoti, o po to lėksim į judesį. Nežinau, ką čia reikia per pačią pastatą, pradėti per vaisto kontentą. Čia va turim dėdę tailandietį mokytoją. Ir va pilna klasė azijiečių. Ir porą europiečių turim irgi. Nu ką, dabar lėkiam pietukų į valgyklėlę. Taip atrodo valgykla. Ypatingai daug azijiečių kaip visada. Čia va visi pakritę valgom. Atėjom čia tokį pietuką pačilinti. Ir blemba tie azijiečiai kokie jie garsus yra, kaip jie visi rėkia. Dabar lėkiam čia į tokią va erdvę. Čia visokių va stalo žaidimukų pridėta pilna. Čia turim stalo fulę stalą. Gabriukas apšilinėje rankytės daužystojo. Čia turim porą pūlo stalų. Geriau išsavint tokią informaciją negu jokios. Nu, blemba, fainai, ne, tai kas ten žiūri. Baigęs pastatos, atlėkiam su bachūrais biškį padužyti pūlą. Ką bachūras muša, ar įmuš bachūras. Ir nėra. Nu, toks ir bachūras, kaip sakom. Taip, čia baigęs pastatas, Hebra fuliuką daužo. Čia Hebra badmintoną daužo. Ir pagrindinio pastato. Nu, faibelis tai labai fainas. Nu ką, lėkiu pas dėduką, pasiim savo laikrodį, tikiuosi, kad jau bus sutvarkęs. Opa, meistrelis. Ką jisai bus sutvarkęs, kai jisai miega pakritęs. Atsikėlė iškart prie darbų tiesiai. Toliau. Not this, yeah. Good now? Good. Yes, okay. No problem. Okay, perfect. How much total? 400. 400? Okay. Kap un kap. 400 pinigų sumokėjau normaliai. Laikrodų, kurie nukėlė, sutvarkė. Šiaip čia GPT šnekėjausi, sakė, kad gali juos paimti ir ištraukti originalias dalis ir sukeistų neoriginaliom. Tai tikiuosi, kad nepadarė iš mano laikrodžio padėlkos. Atrodo fainai, laikrodukas veikia, laikrodukas eina. Sumokėjau 400 pinigų. Tailandietis neapgavo, liuks. Žodžiu, situacija tokia, atėjau pasipirkti smūtį, bet turėjau tik 1000 batų ir mergina neturėjo kaip pakeisti. Daviau į 1000 batų ir išbėgo, tai nežinau, ar grįš ar negrįš. O, grįžo, nepagė. Super. Jau buvau biškai išsigandęs, lemą 2000 batų ir išvarė tenais kažkur tiesiai. Bet viskas gerai. Taisai geri žmonės. Ir dar prieš smūčių užsisakėm tokią vakarienę ant griliuko vietoj. Kepa visokias daržovytės, brokoliukus, mėsytę. Taip, čia va, pats ištyrink, ką nori, va, po 12 batų, 10 batų. Ir čia jau biškai prabanga, čia jau ne studentui, toksai 20 batų. Nu va, pakėpė tokius, o čia padarė pagaliukus. Kadangi tai viskai mišiukus deda, tai negaliu kadro normalaus padaryti, nes visur plastikas. Bet žodžiu, čia va, pakritom, kapojam. Nu toks, sakyčiau. Realiai vieno karto kasnis. Nu ir ką, viskas, dienelė unikė užbaigta. Dar vakarieniai. Dasimušimų jau pilnam. Pasiėmiau porą nanasikų. Nu, kad skaniau ten būtų, žinot. Ir labanakt. Užsakiau vakarienę. Atvežė kurjeris kaip 5 minutes crafts. 4 maišiukus įdėjo vakarienę, sustatyk pats. 2 tokie maišiukai ir 2 tokie. Statausi vakarienę. Dabar esu pasimetęs. Aš užsakiau sausą mylą, kodėl čia įdėjo sausą ir dar skystį. Seni, ką daryti? Aš užsakiau sausą mylą, bet man įdėjo antrą skystį kažkokį. Bet šiaip overall tai kol kas labai patinka. Neišvaizda, bet skonis tikrai patinka. Žodžiu, turim ganėtinai rimtą problemą. Taip atrodo mūsų įėjimas į virtuvę. Čia turim keletą draugių. Aš tikrųjų neįsivaizduoju, kaip jis čia atsirado, nes mes gyvenam 8 aukšte. Noriu jūs paklausti, ne, kaip jis čia atsirado. Užeinam į virtuvę. Blia, kaip čia niūkina. Gabrius vakar valgė mėsytę, paliko ją ant stalo. Ir čia vat visur skruzdėlytės vat eina. Tai jau buvo. Per čia. Tada ateina iki čia. Tuomet jos kyla per sieną. Jos visas varo į viršų. Taip pat jos varo ir per čia į viršų. Ten viršui už tapeto jos turi įsikūręs namelį savo. Su gitara bachūras lekia ant kupros. Kas čia per fūra diskoteka. O iš tikrųjų atlėkėm į fulės mačiuką. Bet nieko jie mato per tas vėliavas. Opa, gerai, kad ta vėliava prevestoja. Už šitą komandą esam.
Žodžiu, tema yra tokia, kad išėjom per ilgą pertrauką, pavėlavom grįžti 5 minutėm ir praleidom momentą, kaip įmušė mūsų komanda golą. Tokį momentą praleidom, kaip taip įmanoma. Neišauklėti visiškai. Labai sunku pasakoti, kas čia vyksta, kadangi nežinau futbolo taisyklių. Bet dabar ten yra žmogus ir jisai kažkodėl spyrė į čia, o čia jo komandos draugai palaiko. Ką, lygiosios? Gaidistas Tailando. Kaip tau Tailando futbolas? Nu 1-10. Labai lygis silpnas. Mes geriau pažaistume. Ką, baigęs rungtynės? Sunku iš tikrųjų labai žiūrėti ir vertinti, kai nesu buvęs normaliuose futbolo rungtynėse gyvenime. Mano pirmos fulės rungtynės gyvenime buvo Tailande. Tai va, ką žinau, experience fainas, kad buvau, džiaugiuosi. Ar daugiau eičiau, nebeičiau. The next day. Nu, įsmelis čia toks iš pačio ryto biški rimtesnis, tikrai. Su dviratuku eisme dalyvauja močiutė. Ką, labas rytas. Žinokit, tas taicas nėra, kad taip ir gerai iš tikrųjų. Labas rytas, sako. Tai ką, iš tikrųjų tas taicas nėra, kad per baisiai gerai tas laikrodukus tvarko. Sutvarkė, vakar pasiėmiau, šiandien. Nežinau, ar girdis, bet kažkas barška, nešu garantinį. Sutvarkys gal. Arba dar 400 pinigų paims. Dabar varom kažkokį Siam Square, nežinau, kas tas yra, mačiau tik tokią, kad geras. Tai varom pabandysim, o po to varysim į Rasborus vakare. O taip, mušęs? Paro, pasiruošęs tu? Jo. Žodžiu, Gabriel pasičiupęs ir kapą yra, ir bintus, savo dėkap. Citizen, look. Mi panha mai? Any problem? It makes sound, like If it move, so no problem. I it's cannot loose. do it No? when it moves already, Okay. so no problem. Okay, kapun kap. Bye bye. No problem. Yeah, okay, kapun kap. Kaip manai, apipisa ar neapipisa? Prieš tai garso nebuvo, nunešiau, dabar garsas yra, sakė no problem. Jis negirdi tiesiog. Važiuojam, savo dri kelionės, sako Vaiveriukas. Nulik biški. Taip stovim dabar, laukiam, kol pila kūrą. Taip atrodo veda galinė čia. Aš nežinau kam, bet prie kiekvienos stotelės stovi po žmogų ir užpila kūrą. O kam, tipo žmonės patys negali užsipilti, ar ką? Važiuojam vidury kelionę šalmą davė, sako, ten prieki policija stovi užsidėk. Tai ne tai, kad dėl mano saugumo užsidėk, o dėl to, kad policija prieki stovi. Nu tai užsidėjau. Kaip mano stilius? Metu vyksta intensyvus nardymas tarp automobilių. Važiuoja eismo juosta yra keičiama ypatingai dažnai. Čia lendam taip. Nu žodžiu, kur tik tarpelis, ten ir lendam. Opa. Kažkur čia biški taip, biški kitaip. Kokios čia technologijos gėrimam šaldyti žiaurios. Tokia čia gatvelė atradom, street foodo, eini visur. Čia daro valgyt, čia iškart gali pakristi ir valgyti jau. Nu tokia gatvelė įdomesnė. Kas čia per viralas? Tu durnas. Taip mergytė valgo. Su fenu į veidą, kol valgo. Kadangi sribytė baisiai karšta, tai iš karto atsivėsina. Nu ką, pačiupam pietukus. Čia vištienas su ryžiais, antras vištienas su ryžiais, smutis. Vietelė tokia šiandien ant laiptukų pakritom. Kadangi labai daugiau ten tų azijiečių vidui nėra vietų, kur atsėsti realiai. Tai va, dabar sėdim čia. Tikiuosi, kad neišvarys, tikiuosi, niekas iš manęs nepareis, nes jeigu pareis, tai nefaina būtų. Atlėkėm žodžiu prekybos centrą, kuris turi kažkokį apdovanojimą. 2014 metais kaip geriausias prekybos centras. Nu tai dabar ieškom, kuom tas dizainas čia labai išsiskiria. Čia va tokios lempas fainos. Čia jau turi pacukų, kur paplakti gali. Toks čia viesas stovi, gali barzdą jam duoti, jeigu nori. Gali pakasyti, jeigu nori. Nu gerai, gal ir unikus tas centras. Tokia, radams dėta poksą pirštinių. Galima savo parašiuką palikti ant pirštinės. Ne, nu tai jau jeigu jie taip nori to parašo, man tai negaila. Galiu aš duoti jiems tą parašiuką. Kiek čia net vortas pakilo jos? Nu koks plius 0 batų tikrai dabar pakilo net vortas tas pirštinės. Žodžiu, čia daro saldainius. Iš tokio vat bumbulo į tokius padaro. Ne, gerai, atrodo šiaip visai fainai. Taip, va, tampa bachūras. Nu jau vat ką, bet tampyti šitas bachūras moka tikrai. Čia tokių fainų vietelį atradom. Čia prekybos centrai, fontanėlis. Ten va, traukiniai važiuoja. Čia toks Jam Paragon prekybos centras. Turbūt. Eik, tu tik užėjęs Jam Paragon. Per apsaugą reikia praeiti. Gerai praleido. Kažkas cypia manęs. Manęs tai labai cypia. Tokios čia gėlytės tik užėjus. Taip, gėlytės. Ten va vandenukas čiurlena.
Nu, egzotika. Čia irgi visur žolytės auga. Čia Louis Vuittono pardė. Faina, faina. Mes šiek tiek rimtesnė atėjom prekybos centrą. Čia Hermes shopas, čia Louis Vuittonas, ten va Dioras matosi toli. Fendi tenais. Cartier! Nu ką, pažiūrim, ką Cartier gali pasiūlyti. O, Cartier shopas, apsauginiai stovi. Aš manau, kad mūsų dress kodas, netitinka, kad mes užeitume į tą pardę. Patek Philippas, Tiffany & Co, Rolexiukas. What? Pianinas pats groja. Tu dur. Geras vaiduoklis. Gerai groji, geras vaiduoklis. Ką mes čia prekybos centrą atradom? Mašiną važinėja. Jeigu vat nori nuo Fendi shopo, Patek Philippo šokį į taksą ir nuvažiuoji. Čia pavalgyt pakrinti. Kaip Venecijoje. Čia vat valgai, čia valtelės gali plaukat per centrą. O kas čia per bičas? Šitam bičui labai nesunku į bumbulą duoti. Nu gerai, čia tikrai rimtesnį prekybos centrą radom. Rolikas pastatytas antram aukšte. Įleisi vidų prie Rolls Royce'o. Nieks mes prie Rolls Royce'o neleis. Aston Martinas. Tokias mašinytas antram aukšte prekybos centre. Maserati šiek įgrūsta. What the fuck? Nu, va turim ir Poršiukų įgrūsta. Nu ir vainu, Šemas kaip tik. Nu, čia yra labai plačiam žmonių spektrui. Ir Rolls Royce'ą gali, ir H&M užeiti pasišopinti. Nu, jau kad atėjom į Nintendo. Nu, reik biškai ir pageiminti. Let's go! Kaip faina! Let's go! Nu, kad lėgėm jau, ten varingelis stovi. Ieškom vietelės, kur pakristi. May I please ask everybody to stand up to pay your respects to the Thai national anthem. Čia nemalonu filmuoti. Visi filmuoja šiandien iš galo. Visi filmuoja. Davai. Žodžiu, ant greičio sumetėm, neįsivaizduojam, kiek bus kovų, neįsivaizduojam, kas bus per kovotojai. Nusprendėm su Gabriuku. Statom Pačiriką kiekvienos kovos. Pačiriką kiekvienos kovos. Aš už mėlyną. Aš už raudoną kontrinį. Opa, jau daužas. Skaičiuosi pakelčiau ir nuvalyti. Raudonas dabar yra tas po dešinė, bičas, su mėlynu ant trauzais. Oi, na, tokį gardą praleido. Dirbi. Oi, laisvas. Viskas, laisvas tas tavo. Net palauk. Toj tavo nugauni. Nusileido į vardą žiaurų. Kokia čia... Pasidavė. O čia tai dirbi. Scores it 28-29. Your winner by way of split decision, Sambi Fairton. You fight there and you're gonna be a winner. I want to. Payak Ying Sing Wong Shaw. We're looking for 2 males and 2 females. Sen, o tu galėtum pafilmuoti? We have how many? Okay, yep, Yeah. 1. Mes sen, palaš, manau, kad We are daug ready. nusimti. Pem su kojytė reikės padaryti. Kaip nors, ne? Reik prastambytiškiau. We hold events like this twice a month, every first and last Wednesday of the month here at NBK Center, 6 p.m. 14. Ladies and gentlemen, now we are going to the co-main event of this evening, scheduled for 3 rounds of Muay Thai at the weight limit of 61 kilograms. Vertek, to šaktukus gavau dovanų. And his opponent fighting at the Koks, blue nu dabar corner, spėčiau, kad official 5 eurų čiūju. 61 kilograms. Bet tai mes čia tokią VIP vietelę gavom. Čia tiek gebros aplinkui. Ir mes pirmoji eilė. Žinai, kaip bilietai kainavo? Kiek kainavo, pasakyk sumą. Unanimous decision, fighting out of the red corner. Minus 10 eurų. เสียชื่อกายเพชรแน่นอนครับผม Academy Super Expo Shop. Iš karto atskaičiau Gabriukui. Nu va, žiūrėk. Lygiai Viskas. beveik lygiai ant Vackio. Tiek to, damesi. Iš tikrųjų, tai mėlyni kovotojai lavonai. Jeigu einate į ringą, tai prašykit, kad nebūtumėt mėlynas, būtumėt raudonas. Nes kitaip tai čia ką? Blebi, čia jo. Nu, mėlynai tai gaidžiai, vičkai. Nu ir ką, po turnyro, kaip sakoma, atlėkiau biškį pamaitim savo vaikelį Gabriuką.
Varom pažiūrėt. Ką? Į antrą aukštą slaptą kambariuką Rolexą. Yeah? Okay. Nežinau. Video not allowed in there. Video not allowed? Ah, Secret room, you know. Better than here. Come on. here? Okay. 15 minutes later. Okay, cup and cup, guys. Kaip tu secret kambarys? Secret kambarys. Ta, aš jau visokių žinai. Nu ką, secret kambarys užskaitytas, dabar toliau šopinamės. 1600. 1649, okay. 1664. Vis dėlto 1600 padarė. Matai, išsimoku dėlė. Šaunuolis. Nu, Gabriukas apšopintas. Kai vaikai laimingi apšopinti, tai ir tėveliai laimingi jau. Keičiam stilių Gabriui. Iš nuobodaus balto pilko, biškis spalvų įnešime gyvenimą. Kapunka, bye bye. Nu šalmą aišku gaila neturi, bafūnas, labai norėčiau užsidėti. Bet ką padarysiu. The next day. Ką atlikiau į Uniką, baigėsi jau porą paskaitų ir dabar yra 2 gal valandų langas. Tai šoku ant pirdos ir lėkiu į Muay Thai trenkę. Laukiam dabar va draiveriuko. Ką jau lėkęs draiveriukas man patinka labai. Ant ragelio labai fainą šalmą turi. Jeigu jau kažkas nutiks, tai nei vairuotojui, nei rageliui nieko nenutiks. O paušteikia kaip tik raudona. Kaip man atvažiuosim ar nevažiuosim per raudoną spalvą? Aš tai manau iš tikrųjų, kad važiuosim. Toj pažiūrėsim. Aha, privažiuojam, biškį prilėtinam. Ką ta raudona? Nu ką, atlėkiau į salytę. Hey, what's up? I come for training. Training? Yeah. Huh? Yeah. Hey, what's up? Yeah. Hey. Hey, what's up? Hey. Nu gerai, šiandien būsim gal 4, visai fainai. Privatesnė tokia trenkė. Look. Here, right here. You? No, you. Me? Yeah. Me? Here. Hello. Check. Jump. Hey. 1, 2, 4. Elbow. Yes, elbow. Left elbow. Right. Away. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey. Kick. Up, 2. Up. 1, 2 again. 1, 2. Ui, phan ra. Kick qua. Up, kick ra. Up, 2. Up, 10 push up. 8 push up. Kick. Let's go, biškį pabūdę. Baigiau trenkę, paklausiau, čia yra dušas. Sako, jo, yra. Čia dušas. Aš dušą review. Čia turim tūliką dušą. Ir čia turim dušą. Nu ką, žinau, nemelavo. Dušas yra, varom praustis. Nu ką, viskas trenkia padaryta, į dušiuką iššokta. Palieku džimuką ramybėj. Lekiam į Uniką. Viens pats salėj. Va čia tai prabanga. Padariau treniruotę kūnui. Dabar varom daryti treniruotės smegenim. Irgi su šalmu telefonas. Avarijos atveju išgyventi. Karočią, tas meistrelis, tą laikroduką taip sutvarė, kad jisai man garsas leidžia, nešu pas jį atgal tą laikrodį. Savodika, it makes sound. ไม่เป็นไร I'll fix again Yes. tomorrow. Okay, Tomorrow you come. okay. So I come tomorrow, yeah? Afternoon. Tomorrow afternoon. Na. Okay. Kap un kap. Užsimetė laikroduką iš karto ant vietos. Išėjo su mano laikrodžiu visi. Užsimetė, užsidėjo, visi pas bobas. Karočią, tas meistrelis, tą laikroduką taip sutvarė, kad jisai man garsas leidžia, nešu pas jį atgal tą laikrodį. Rodyk laikrodį. Tai aš jau viską, dabar čia bus katas. Dabar tada bus kadras, kaip mes tenais ateinam viską. Tu įdėk šitą viską, kaip tu aiškiai. Situacija, kad aš pamiršau tik nufilmuoti ir aš jau nuėjau laikrodėje. Ir kai buvau pas laikrodininką, tik tada sakau, kad reikėjo dar nufilmuoti. Tai va, jums greitas teatro pamokėlė. Karočią, užsidėjau laikroduką tiesiog. Psio, sako, come tomorrow, I fix.